norime pradėti laiku, vien tik tai tam, kad laiku pabaigtume ir paskui, kad neužvėlintume ir trečiosios sesijos. Antroji sesija Tarptautinio forumo Vilnius ir kiti pasaulio paveldo miestai gyvi ryšiai. Antroji sesija yra skirta Vakarų Europos kultūros ir amatų slinktims LDK link, tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės link. Diskusijoje moderuos gerbiamasis daktaras Darius Baronas, kuris jau pasirodė. Ir pirmasis mūsų pranešėjas iš Vokietijos, istorikas, Greifsvaldo universiteto Rytų Europos istorijos profesorius Matijas Niendorf. Pasitikite audringais plojimais Matijasą. Yeah, thank you for the kind introduction. Ačiū Jums už malonų pristatymą ir malonų pakvietimą dalyvauti šiame renginyje. Taigi, Jūs žinote, kad aš negyvenu Vilniuje. Vilnius man yra toks klajūnų miestas, kaip pasakyta pono Laimono Priedžio garsioje knygoje. Ir leiskite man būti įkvėptam gyvų ryšių koncepcija. Todėl aš atsiprašau, kad mano pristatymas, mano pranešimas bus daugiau ne apie kultūros ir amatų slinktis. Ir iš tiesų mano pranešimas skamba taip, jo tema skamba taip: daugelio kalbų miestas, kam rūpi daugiakalbystė kaip nematerialus paveldas, alternatyva. Galima būtų suformuluoti tą pavadinimą štai taip: plytos ar žmonės, gyvi ryšiai ar trūkstamo ryšiai. Kągi, pradėkime nuo oficialaus bukleto, kurį išleido Valstybės turizmo departamentas, kurio pavadinimas Lietuva UNESCO pasaulio paveldas. Taigi, kokios yra tos gyvos Lietuvos tradicijos? Taigi dabar cituoju. Šioje publikacijoje jūs pamatysite kryptis ir jinai jūs paskatins atrasti gyvų Lietuvos tradicijų patirtį, pasimėgauti Lietuvos sutartinėmis, pasižiūrėti kryždirbystės meną ir sudalyvauti dainų šventėje. Taigi, lietuviai yra talentingi žmonės ir jiems patinka dainuoti, ar ne? O kaip dėl Vilniaus? Tame pačiame puslapyje leidinio yra parašyta, kad Vilnius ir Kaunas, tai yra istorinė ir laikinoji Lietuvos sostinės, yra pristatytos tokiais žodžiais, cituoju, architektūros stilių mišiniai juose yra. Taigi, gyvosios tradicijos yra daugiau atstovaujamos plytų ir akmenų, o ne žmonių. O kaip dėl istorijos? Vėlgi tai yra kiek kito dalyko analizė ir pradedant nuo XIX amžiaus išsilavinę Europos žmonės galbūt žinojo apie Vilnių kaip Šiaurės Jeruzalę. Galbūt pradedant nuo Napoleono laikų, bet Vilnius buvo žinomas kaip baroko miestas, bent jau Vokietijoje, kažkur tai nuo Pirmojo pasaulinio karo, kada kariškiai Vokietijos iš naujo atrado Vilnių kaip vakarietišką miestą su barokiniu menu. Bet prieš tai užsienio keliautojai nepastebėdavo architektūros.
juos žavėdavo tai, ką galima buvo išgirsti šiame daugiakalbėme mieste. Ir keliautojai iš vakarų pastoviai prisimindavo Babelio miesto biblijinę istoriją. Tiesiog reikėtų paminėti popiežiškąjį legatą Lipomano, kuris 1955 metais parašė raštą arba ataskaitą šventajam sostui ir jis tuo metu žinojo, iki kiek svarbu yra įvairios religinės bendruomenės, kurių kalbos buvo susijusios ir panašiai kitoje kartoje Vilnių prisiminė Samuel Kišel iš Ulmo, iš pietvakarių Vokietijos, kuris buvo pirklio sūnus ir kuris galbūt buvo pirmasis Europos keliautojas su kuprine, kuris keliavo tiesiog be rimtos priežasties, jis buvo smalsus ir buvo ištroškęs nuotykių, bet nebūtinai pažinti architektūrinį mišinį. Taip pat verta prisiminti Davidą Friką, Berklio universiteto mokslininką, kuris lygino Vilnių su kitais multietniniais miestais iš Europos, iš rytų Europos, pavyzdžiui, su Lvivu, Lvovu ar Lembergu, kaip norite. Ir jo teigimu, kad Vilniuje įvairiai kalbantis žmonės įvairiomis kalbomis, įvairių tikėjimų, gyveno tiesioginė to žodžio prasme vienas šalia kito. Ir jie tiesiog gyveno kitose miestuose, skirtingose rajonuose pagal kalbas, pagal išpažįstamą konfesiją, o Vilniuje to nebuvo. Jie gyveno tiesiog vienas šalia kito. Taigi, kalbant apie tyriamąją literatūrą ir kitus šaltinius, kaip dėl žmonių, kurie gyveno LDK. Ar jiem buvo svarbu tas daugiakalbiškumas? Ne, jiem nebuvo svarbus Vilniaus daugiakalbiškumas. Ir tai yra didelis kontrastas, galbūt lyginant su Vengrija. Ir Štefanas I, Vokietijos karalius, nurodymuose savo sūnui 11 amžiaus pradžioje parašė, dabar cituoju, kad jis turi apsaugoti naujus atvykėlius ir juos gerbti. Ir kad jis turi su jais šalia jų gyventi, o ne kažkur kitur. Ir dabar esminis sakinys. Šaliai, kurioje vyrauja viena kalba, vienas papročių rinkinys, reiškia, kad ta šalis yra pažeidžiama ir silpna. Ir reikėtų paminėti dar Vilniaus Švento Stepono gatvę. Galbūt ne pačios geriausios reputacijos, bet man joje įvyko stebuklingas momentas 96 metų pabaigoje, nedidelėme bare, arba kaip mes sakome, kavinėje, kur buvo vienoj pusėj sustatyti pastatai ir aš tada tiesiog gerai nekalbėjau lietuviškai, taigi vienoj pusėj buvo kavinės, o kitoj pusėj buvo griuvėsiai ir vis vien aš nuėjau ir užsisakiau blynų ir arbatos. Taigi aš buvau suprastas, viskas gerai, bet tada patavė manęs paklausė, ar aš noriu arbatos kartu su blynais, kad atneštų, ar vėliau. Taigi jinai mane suprato, bet nepaisant to, aš nepraėjau to egzamino, aš jo neišlaikiau, nes jinai šį klausimą, kada atnešti arbatą, uždavė lenkiškai. Žinoma, akivaizdu, kad aš negalėjau konkuruoti su kaimininiu staliuku, kur svečiai, klientai pateikė užsakymus lietuviškai ir juos aptarnavo lietuviškai. Ir
tuo pat metu dar viena darbuotoja kažkam paskambino ir kalbėjo rusiškai ir mane tai iš tiesų nustebino, padarė man įspūdį. Ne tiek, kad žmonės kalba daugeliu kalbų, bet kad kalbėti daugeliu kalbų yra normalu. Ir kiek žmonės naudojasi tą neįprastą galimybę ir vietos kalbų žinojimu. Tai nėra istorijos pabaiga. Išeidamas iš šios kavinės, aš pastebėjau kitoje gatvės pusėje, kad ant griuvėsių buvo dideliam raidėm užrašyti hebrajiški rašmenys, ten buvo toks ikikarinis pastatas, dėja, tų rašmenų nepakako, kad aš nuspėčiau, kokia tai buvo parduotuvė. Taigi mažiau nei per 2 valandas aš susidūriau beveik su visomis tradicinėmis Vilniaus kalbomis. Lietuvių, lenkų, rusų ir netgi jidiš, kiek aš sugebėjau skaityti. Ir kaip jūs žinote, Švento Stepono gatvė nėra Vilniaus senamiesčio dalimi ir galbūt dėl to pastato griuvėsiai, likučiai dingo kartu su hebrajų rašmenėmis. Galbūt UNESCO ir jo pasaulio paveldo programa kažką pakeičia. Kalbant apie hebrajiškus rašmenis, Šnipiškių žydų kapinės, viena didžiausių Europoje, sunaikino sovietų režimas. Neišliko ir liuteronų kapinės. O dabar vokiški rašmenis, bet ten vis dar yra vokiškų rašmenų ir dabar viskas yra surenkama, kas yra išlikę iš žydiškų paminklinių akmenų ir perkeliama į Olandų gatvę. Rasų kapinės yra garsiausios tarp krikščioniškųjų su lenkiškais užrašais ir paminkliniais akmenim, kai kuriem iš jų skirti baltarusams. Ir taip pat yra ir garsių žmonių, kurie turi memorialinės lenteles. Taigi Vilnius iš viso, ar jis pirmiausia reiškia daugiau nei gerai išlaikytas kapines ir daugiakalbiškumą? Ar yra gyvų ryšių siejančių šias garsias tradicijas ir daugiakalbiškumo? Ir pirmiausia, ar turėtų tokias ryšiai būti? Žinoma, ne visos tradicijos verta tęsti, bet reikėtų prisiminti, kad ir raganų medžioklę, kur nebuvo tokia populiari LDK. Ir taigi, ar yra gyvų tradicijų daugiakalbiškumo? Taip. Jeigu jūs pasiklausytumėte kalbų Vilniaus gatvėse ir parduotuvėse, vėlgi galima girdėti pačius įvairiausios kalbas, kuriomis kalbame Vilniaus gatvėse ir parduotuvėse, ir be lietuvių kalbos, ir galbūt lenkų, taip pat yra rytų slavų kalbos, ypač po 20-22 metų įvykių. Lietuva, kaip ir LDK laikais, tapo priebėga žmonėms ir tautoms, kurios supa Lietuvą. Kalbėti rusiškai čia vis dar nėra taip pavojinga, kaip galbūt kalbėti žydiškai, hebrajiškai, tai yra kai kuriuose Berlyno rajonuose. Taigi, ar turėtų būti daugiakalbiškumo tradicija? Jeigu išgirstumėte Lietuvos patriotus, atsakymas būtų ne. Kuo toliau, tuo daugiau lietuvių skundžiasi, kad jiems patiems Vilnius tapo klajūnų miestu, o vietos gyventojai nėra aptarnaujami jame gimtąją kalbą. Ir tai yra svarbu, kadangi yra priiminėjami įstatymų pakeitimai ir Lietuva yra demokratija, kuriai daugiau kaip 30 metų pastaruoju metu, ir nacionalinis parlamentas, tai yra Seimas, praeitą mėnesį priėmė teisės aktą, numatantį, kad užsienio darbuotojai Lietuvoje turi aptarnauti klientus nacionalinę kalbą, su kai kuriom išimtim. Galbūt tai yra simbolinis įstatymas, bet kuriuo atveju tai reiškia, kad daugiakalbio miesto
tradicijos sąryšis yra pertraukiamas. Taigi grįžtant prie šio trumpo pristatymo pavadinimo, kam rūpi Vilniaus daugiakalbiškumo tradicija, mano atsakymas yra niekam nerūpia. Galbūt klystu, bet aš nieko nematau, kam tai rūpėtų. Žinoma, yra žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas, kuriame neįgalima įregistruoti daugiakalbiškumo arba tokių vertybių kaip demokratija ar tolerancija. Ir Lietuvoje nėra daugiakalbiškumo atnaujinimo agentūros, bet yra valstybinė kalbos komisija, kuriai labiau rūpi monokalbiškumas arba vienkalbiškumas, kaip ir švietimo ministerijai. Kai užsienio kalbos yra tiesiog, pakeičiamos, tai yra kitų kalbų pavadinimai yra netgi pakeičiami, ar ne? Pavyzdžiui, vietoj cepelinų pavadinimas dabar jau yra pakeistas. Cepelinai savo formą primena taip vadinamuosius vokiškus senuosius orlaivius, cepelinus. Ir dabar šis pavadinimas cepelinų pakeistas į didžkukulius, bet kol kas vis dar galima užsisakyti šio patiekalo įvardinant juos cepelinais. Ir tai bus galima padaryti bent jau iki 26 metų, kada šis įstatymas naujasis įsigalios. Taigi, galbūt ši tradicijos dalis vis dar yra gyva Vilniuje. Ir ši tradicija yra vertinama. Ją vertinu ne tik aš, juk žmonės kalbantis įvairiom kalbom ir įvairių tikėjimų susibūrė ir kažkaip randa bendrą kalbą. Ačiū uždėmesi. Nuoširdžiai dėkojame profesoriui Matijas Nindorf už jo informatyvų pranešimą, kuriame jis taip žaismingai sujungė praeitį su dabartimi. Norėčiau tik tai pridurti, kad jis yra vienas geriausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorikų, kuris neseniai prieš keletą metų parašė didžiulę knygą apie Lietuvos istoriją nuo 1009 iki 2009 metų, taigi jis žino visą istoriją 1000 metų bėgyje, tai galite klausti iš jo kaip iš neišsemiamo žinių šaltinio. Bet jis yra vienintelis, tą reikia pabrėžti, Vokietijoje toks didžiosios kunigaikštystės žinovas, nes kito tokio nėra, paprasčiausiai nėra, kas tiek domėtųsi ir tiek būtų užsiangažavęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimams. Darysime turbūt taip, kaip jau turbūt ir pirmoji sesijoje buvo, kad po klausimai bus visiems pranešėjams po to, turbūt būsime susodinti čia gražiai, vadovaujant gerbiamam Juozapui Blažiūnui. Na, o dabar man didelė garbė yra pakviesti sekančią pranešėją, ponę profesorę Aną Silviją Čiž iš Stepono Višinskio Varšuvos universiteto. Pranešėja yra jau pagarsėjusi tarp istorikų ir meno istorikų savo darbais. Vienas įspūdingiausių turbūt buvo 2016 metais paskelbta jos monografija apie pacų mecenatystę, tai yra apie tuos nuostabius architektūros paminklus, kuriais grožėmės ne tik tai mes lietuviai, bet taip pat ir mūsų svečiai, tai yra Pažaislis, tai yra Petro Povilo bažnyčia Vilniuje ir Šventosios Teresės bažnyčia. Taigi, prašau, profesor Čiž. Thank you very much for invitation at the beginning. Labai ačiū už kvietimą. Turiu jūs įspėti, kad savo pranešimą aš skaitysiu, nes ten yra labai daug informacijos, daug detalių ir tų detalių pamesti nenorėčiau. Kaip žinote, genialumo ir naujovių sąvokos yra glaudžiai susijusios. Kai kalbame apie meną, kalbame apie originalius kūrinius, kurie savo techniniu meistriškumu pranoksta kitus, taip pat peržengia mūsų dabartinio supratimo ribas. Tokie kūriniai pasitaiko retai, tačiau tokiose vietose kaip Vilnius, jie stebina savo... Labai atsiprašau. Kažkas nutiko...
Kaip minėjau, tokie kūriniai pasitaiko retai, tačiau tokiose vietose kaip Vilnius jie stebina savo įžulumu ir nuojautą. Šiame tankiai apgyvendintame daugiakultūrinėme ir daugiareliginėme mieste, nors ir esančiame Europos periferijoje, galėtų klestėti daugelio menininkų talentai. Šie menininkai dažniausiai buvo migrantai, kurie savo meniniais gebėjimais prisidėdavo prie naujosios tėvynės kūrimo. Pirmasis menininkas, kurį reikėtų paminėti šiomis aplinkybėmis, yra Konstantas Tenkala. Tai yra Romoje išsilavinimą įgijęs mūrininkas ir architektas, kuris į Vilnių atvyko 1623 metų pabaigoje. Jis dirbo prie Stepono Paco, artimo Žygimanto III ir Ladislavo IV padėjėjo, įkurto Šventosios Teresės bažnyčios, pilies ir katedros. Remdamasis pavyzdiniais Basųjų karmelitų architektūriniais projektais, Konstantas Tenkalas sukūrė labai romėnišką projektą. Nors bažnyčia kukli ir būdinga Basųjų karmelitų architektūrai, ji išsiskiria savo unikalumu. Interjero linijinis skaidimas pagristas poriniais korintiniais pilastrais, kurie remia šiek tiek išsikišusi antablementą. Iš pradžių prie pilestrų dėrėjo suporuotos skersinės cilindrinius kliautų briaunos su lunetomis, aiškiai dalyjančios erdvei tarpsnius, kas tuo metu Vilniuje buvo naujovė. Lieknas interjero proporcijas papildo stiuko dekoracijos virš arkadų atveriančių šoninės koplyčias į pagrindinę navą. Tuo metu bendruomenės bažnyčių viduje stiuko puošyba buvo labai reta. Panašiai ši šoninių koplyčių jungimo sistema buvo naudojama karmelitų ir jėzuitų architektūroje tiek Lenkijoje, tiek Italijoje, tačiau Vilniuje ji buvo pirmoji tokio pobūdžio. Bažnyčia pastatyta be transepto. Skurdus architektūrinis planas buvo kompensuotas aklinų kupolų virš presbiterijos. Kupolas integruoja interjerą ir yra pagrindinis elementas nukreiptas į pagrindinį altorių. Taip pat svarbu dėl mažo pagrindinės navos tarp patramių skaičiaus ir tamsaus interjero. Kartu, nors ir paslėptas bažnyčios struktūroje pagal vienuolių pageidavimą, kupolas atliko svarbų vaidmenį didinant pastato prestižą, brėždamas paralelės su Romos architektūra. Jo buvimą skatino stiuko dekoro raštas, kuris iki 1760 metų taip pat puošė kupolo vidų. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kupolai jau anksčiau buvo pastatyti Nesvyžiaus jėzuitų bažnyčioje ir Šventojo Kazimiero bažnyčioje. Kupolų būta ir stačiatikių Šventosios dvasios cerkvėje. Tačiau Basųjų karmelitų bažnyčios presbiterijos kupolinė presbiterija yra kilusi iš Italijos architektūros. Nuo 16 amžiaus antrosios pusės šis sprendimas buvo populiarus Lombardijoje ir Venete, taip pat Tičine, iš kurio kilęs Konstantas Tenkala. Karmelito. Sustiprindamas pilestrų ritmą kompozicijos centro link, jis sukūrė kontrastą su gilia arkada centre, kurioje išdėstė portalą. Be to, arkadą ir šoninės ašis jis sujungė karnizu. Taigi Tenkala panaudojo trigubą pagrindinio įėjimo įrėminimą, taip įtraukdamas triumfo arkos motyvą. Šiuo konkrečiu atveju pastato vieta Vilniaus ceremonijų erdvėje ir portale patalpintas karališkasis herbas nebuvo nereikšmingi, nes Ladislavas IV lankėsi statybų vietoje ir rėmė vienuolių ordiną. Bažnyčios elegantiškumą sustiprina fasade komponuoti laiptai. Jie apima įėjimą į erdvę koplyčią sujungtą su 6 kriptomis. Tai buvo privati erdvė priklausiusi Steponui Pacui, kurio rūmai buvo netoli bažnyčios. Toks statinys, kriptos sujungtos su koplyčia, buvo naujovė ne tik Vilniuje, bet ir Europoje. Ankstesniais laikotarpiais kriptos funkcionavo savarankiškai, tačiau nuo 16-17 amžiaus sandūros jos pradėtos, nors ir retai, bet vis tiek buvo įjungiamos į veikiančias bažnyčios erdves. Pavyzdžiui, Ispanijos Habsburgų mauzoliejus El Escoriale,
kur prie centrinės monumentalios architektūros bažnyčios buvo prijungta požeminė rotunda su laidojimo funkcija įrengta po presbiterijoje. Kartu negalima atmesti galimybės, kad Vilniuje įkvėpimo šaltinis buvo ne tik idėja sukurti tinkamą mauzoliejų, bet ir romėnų katakombų, kuriuose, kaip manoma, ankstyvieji krikščionys buvo ne tik laidojami, bet ir rinkdavosi į liturgiją. Pamaldų tradicija buvo atgaivinta iškart po to, kai 1578 metais palei Via Salaria gatvę buvo atrastos garsios požeminės kapinės, o maldas šiuose katakombose praktikavo žymios asmenybės. Steponas Pacas, būdamas Romoje, ne tik sužinojo detalių apie katakombų tyrinėjimus, bet ir matė, kaip kunigaikščiui Vladislavui buvo patikėto šventųjų relikvijos ir Švento Sebastijono kaulo fragmentas. Steponas Pacas taip pat gavo relikvijas iš popiežiaus, nors jos buvo mažiau reikšmingos. Konstancas Tenkala taip pat suprojektavo rūmus Jonušui Radvilai. Jo kompozicinį išplanavimą reikėtų apibūdinti kaip centrinį planą. Nelyginis paviljonų skaičius ir vartų pasislinkimas link sparnų suteikė rezidencijai ryškią erdvinę ir reprezentacinę kokybę. Buvo pabrėžtos įstrižai išdėstytos ašys, vedančios nuo aptvaro vartų iki paviljonų ir centrinio bei šoninių sparnų. Pirmoji ašis buvo suprojektuota kaip apverstas trikampis. Vidinės cirkuliacijos organizavimas įstrižai ir jos dubliavimas sukuria dinamišką efektą, apeinant subordinacijos principą. Taip pat svarbu paminėti, kad Vilniaus rūmų šiaurinėme sparne atsuktame į sodą buvo 2 aukštų lodžija su vaizdu į Lukiškes ir Pučkorius. Tai yra privačią Radvilų jurdiką. Tokią lodžiją galėjo įkvėpti pastatai Varšuvoje, kur rūmai dažnai atsiverdavo į Vyslos upę. Šiaurinis sodas buvo suplanuotas kaip geometrinis parteris, o jo pakrošiuose augo vaismedžiai. Svarbu tai, kad priešais rūmus plytėjo tuščia netaisyklingos formos aikštė, pirmiausia skirta sukurti rezidencijos perspektyvą, kurią būtų galima grožėtis ir iš priekio, ir iš šono. Pabrėžiant Jonušo Radvilos rezidencijos architektūrinės ir urbanistinės savybės, svarbu pažymėti, kad ji yra tarpinė grandis tarp uždaros ir atviros gyvenamosios architektūros. Po Maskvos okupacijos iškiliausi Vilniaus menininkai susibūrė aplink Lietuvos didįjį etmoną Mykolą Kazimierą Pacą, o vėliau aplink jo įpėdinį Kazimierą Joną Sapiegą. Pacas finansavo Laterano reguliariųjų kanauninkų bažnyčią. Suprojektuotas pastatas nepasižymė originalumu. Po ankstyvos statytojo mirties bažnyčios statybą užbaigė Giovanni Battista Frediani. Jis buvo ne mūrininkas, o architektas ir karo inžinierius. Jis Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje dirbo 17 amžiaus antrojoje pusėje. Frediani taip pat Mykolui Kazimierui pastatė miesto rūmus, kuriuose buvo romėniško stiliaus vartai, įrėminti kolonomis, remiančiamis balkoną prie pagrindinio reprezentacinio piano nobile kambario. Vėliau architektas dirbo Sapiegų, o tikriausiai ir Sluškų giminiai, kuriai statė rūmus Antakalnyje. Jis suprojektavo Trejybės Jėzaus atpirkėjo bažnyčią, tai yra 8-kampio formos inžinerinį šedevrą, uždengtą kupolo skliautu, tuo metu didžiausiamis tokiomis lubomis abiejų tautų Respublikoje. Vilniaus italų imigrantų dailininkų ratas išaugo 1677 m. birželį, kai Laterano vienuolyno reguliariųjų kanauninkų kronikoje pirmą kartą buvo užfiksuoti Giovanni Pietro Perti ir Giovanni Maria Gali. Jūs
išskirtinumas yra gausus stiuko panaudojimas visame bažnyčios interjere. Iš stiuko buvo kūriamos ne tik šventųjų figūros, bet ir vaizduojamos pasakojamos scenos iš Kristaus Marijos gyvenimo, taip pat martirologinės scenos, ir paprastas tinkas buvo naudojamas atskiriems dekoratyviems elementams arba tik presbiterijoje ir koplyčioje, todėl šis platus panaudojimas yra išskirtinis. Taip pat naudojama šoniniams altoriams dekoruoti. Prieš atvykdamas į Vilnių, Giovanni Pietro Perti, kurį laiką gyveno Romoje ir tikėtino Florencijoje, kur tobulino savo įgūdžius, ir būtent Toskanoje Perti susipažino su Michelangelo Palloni, ir atrodo, kad abu dailininkai išvyko LDK į Vilnių ir Pažaislį. Jie bendradarbiavo 17 amžiaus pabaigoje, kuriant Švento Kazimiero koplyčią, ir sukūrė vieną gražiausių sakralinių interjerų abiejų tautų respublikoje. Vieninga meninė raiška, apima skulptūrą, tapybą ir laikosi Švento Kazimiero bendros apoteozės temos. Ir menininkai dekorą pritaikė prie esamo 17 amžiaus antro ketvirčio interjero, jo šviesą didinančiomis angomis, sienų apdaila, turtingų ornamentinių frizų su heraldiniais vazų giminės realiais. Atnaujindami koplyčios interjerą, kuris iš pradžių buvo suprojektuotas ankstyvo baroko stiliuje, brandaus baroko dizaineriai projektuotojai sukūrė kūrinį, kuriame genialiai sujungtos ir suvienytos abi estetikos, ir šiandien šventovės interjeras atrodo vientisas ir nuoseklus, nors abu darbų etapus skiria daugiau nei pusę amžiaus. Ir koplyčios interjeras yra gana neriškus, pirmiausia dėl sienų apdailos ir ribotos natūralios šviesos, sklindančios iš dviejų nedidelių langų pietinėje ir rytinėje sienose, bei 3 papildomų langų tamburė. Ir tokie liekni, jeigu galima pasakyti, žibinto langai apšviečia tik tai kupolą, ir natūrali šviesa interjerą patenka pro pietinį langą altoriaus sienoje ir tiesiogiai apšviečia altorių žiūrinčių žmonės. Šviesa pratęsiama paveiksle, nes šoninių sienų kompozicijas dalyja įstriža šešėlių ašis. Natūraliai ir iliuzionistiškai apšviestoje rytinės ir kairės sienos dalyje, pagrindinės scenos dalyje vaizduojamas Šventojo Kazimiero karsto atidarimas. Ant belangės vakarinės sienos tapybos šviesa pasirodo viršutinėje kompozicijos dalyje, kurią natūraliai apšviečia tamburo langas. Prisikėlusi mergaitė, kylanti prie šventojo kapo, yra šešėlyje. O siena už altoriaus irgi dekoruota stiuku, taip pat suprojektuota atsižvelgiant į tiesioginę šviesą. Lango fone yra kunigaikščių Jogailaičių karūna, kurią remia angeliukai, taigi jinai vaizduojama dangiškoje šlovėje, tai yra apatinėje kompozicijos dalyje, vaizduojama mergelė Marija su kūdikėliumi Jėzumi, po įmantriu baldakimu tarp angelų, todėl lieka blausioje šviesoje. Ši kompozicija sukurta anksčiau nei Krokuvos dominikonų bažnyčios Šventojo Hiacinto koplyčios puošyba ir tiesiogiai atspindi 16 amžiaus 6-ojo dešimtmečio Venecijos meno įtaką, kurią kūrybiškai išplėtojo Berninis. Ir kada kalbame apie 18 amžiaus meną Vilniuje, turime menį specifinį stilių susiformavusi Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Šis stilius apibūdinamas kaip barokinis, nors jo detalėse pastebimos antiklasikinės rokoko formos, kuris buvo taikomos ne tik tai stiuko puošyboje, bet ir kaltinio metalo balkono puošyboje bei bokštų smailėse. Kartais šis stilius dar vadinamas ir mokykliniu, nors nebuvo sistemingo, tikslingo architektų mokymo. Reikėtų pabrėžti, kad pastatų planai buvo ne tik standartiniai, bet sakralinės architektūros atveju akivaizdžiai pasenę. Tačiau daugiaaukščiai bokštai, dantytos fasadų viršūnės, presbiterijos, kartais net transeptai, dažnai su banguotomis sienomis, kaip antai priekinėme fasade, suteikia statinių lengvumo. Langams ir arkadoms naudojamos lenktos linijos, paprastai be rėmų ar orderių, o pertvaros tarp aukštų dažnai akcentuojamos vadinamojų laužytų karnizu. Vilniaus architektūra aiškiai matoma, kad Vilniaus architektūroje sakraliniuose interjeruose dažnai vyravo baldachininė schema, o muzikinį chorą palaikė išplėstinis baliustradinis stulpas. Išsikeišęs cokolis atsirasdavo ne tik tai pastato išorėje, bet ypač altoriuose, kurie būdavo projektuojami sudėtingai išdėstyti, jie į tradiciškai suprojektuotą erdvę įnešė neregėto dinamiškumo. Tai buvo naujovė LDK, tarnavusi
po tridentinėms pamaldoms. Verta paminėti ir tai, kad Vilniaus bažnyčių altoriai buvo tinkuojami ir polichromuojami, imituojant marmurą. Aptartas barokinis stilius vyravo iki 17 amžiaus, 70-mečio pradžios, kai prasidėjo naujos tendencijos, kai jos atėjo. Ir svarbu pabrėžti, kad ankstyvo klasicizmo atsiradimas Vilniuje sutapo su pirmojo abiejų tautų respublikos padalyjimu. Ir šio laikotarpio taip pat prasidėjo valstybinių reformų programa, kurią inicijavo ir vėlesniais metais plėtojo Stanislavas Augustas. Ypač svarbus Vilniaus architektas buvo Laurynas Gucevičius, kuris 1797 metais pradėjo vadovauti Vilniaus akademijos architektūros katedrai ir Laurynas Gucevičius Masalskio vyskupo lėšomis mokėsi Romoje ir Paryžiuje ir suformavo lemiamą vaidmenį formuojant Vilniuje besiformuojantį klasicizmo stilių. Šitame stiliuje buvo pašalinti ankstesni architektūriniai stiliai, paliekant tik reikšmingą ankstyvojo baroko Šventojo Kazimiero šventovę. Ir Lauryno Gucevičiaus įtaka miesto formavimui ir jo kolego architektų estetikai įtvirtino Rotušės projektas ir aikštės prieš ją schema. Kaip ir katedra, Rotušė įgavo griežtą formą su monumentaliu 6 kolonų portiku. Noriu pabrėžti, kad dėl Lauryno Gucevičiaus nebejotinai tapo vienu iškiliausių miestų, kuris iš tiesų ir Laurynas Gucevičius turėjo didesnę įtaką Vilniui, meninė įtaka nei Varšuva, beje. Ir miestas tapo klasicizmo sala, kuri susiformavo prancūzų architektūros įtakoje. Paminėtini Jean-Baptiste Rondel, Patel ir Claude Nicole Ledoux. Ir be Lauryno Gucevičiaus nebejotin Vilnius ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kūryba, taip pat Europos menas būtų skurdesni. Ačiū. Dėkojame profesorė Ana Silvija Čiš ir dabar kviečiame sekančią pranešėją, tai Vilniaus dailės akademijos atstovė Ieva Blinstrubienė, jeigu neklystu, tai patyrusi tyrėja, bet tik neseniai atšventusi 1 metus buvimo daktarė. Taigi prašome su šviežiais duomenimis į sceną. Gerai. Ieva Blinstrubienė. Padam. Labadiena visiems. Čia kolega sesijos pradžioje atsiprašė, kad jo pranešimas bus daugiau apie gyventojus, o ne akmenis ir mūrus. Tai aš turiu atsiprašyti, kad mano pranešimas bus apie akmenis ir mūrus ir mažiau apie vienuolynų gyventojus. Atsiprašau, bet nesugebu. Gal čia jau elementai kažką. Tai aš su šito tada galiu. O čia sakykime, gal išsikrovė. Tai savo pranešime aš norėčiau akcentuoti, aptarti būtent vienuolynų kūrimosi ir architektūrinės raidos procesus ir jame daugiau dėmesio skiriant erdviniai miesto ir pačių vienuolynų struktūrai, bei pabandysiu akcentuoti
tuos procesus vakarų Europos vienuolijų kontekste. Ir dabar turiu, atsiprašau, visiškai kitaip jis atrodė šita schema mano kompiuterė. Vakarų Europoje vienuoliai tapo, vakarų Europos miestuose vienuoliai tapo labai matoma ir aktyvi miesto dalis nuo 13 amžiaus pradžios. Ir būtent kalbame apie elgetaujančias vienuolijas, kurios kūrėsi tuo metu miestuose. Ir dažniausiai tai dominikonai ir pranciškonai. Ir Vilnius tapo gan vėlyva šios dalyvis šioje ordinų veikloje, kadangi pirmasis vienuolynas įkurtas tik 14 amžiaus pabaigoje, kuomet miestas buvo jau pradėjęs formuotis kaip tinkama vieta katalikiško ordinų veiklai. Ir archeologų duomenimis Vilniaus miesto centrinė dalis ir rotušė, kurioje esam dabar, kūrėsi 15 amžiuje, tai matom iš chronologijos, kad kitaip nei vakarų Europos miestuose Vilniuje vienuolynas įsikūrė prieš dar visiškai susiformuojant miesto erdvėms. Kadangi pranciškonai 14 amžiaus pabaigoje įsikūrė Smėlynėje vokiečių kvartale, o stačiatikių vienuolyną žinome buvus iš rašytinių šaltinių 1430 metais, tiksliai nežinome, kurioje vietoje jisai buvo įsikūręs, žinome, kad buvo ant Vilnios kranto. Tad pagrindinės miesto erdvės formavosi besikuriant vienuolynams ir žinome, kad tuo metu 15 amžiuje antroje pusėje įsikūrė Bernardinų vienuolynas, šalia Tretininkių Bernardinių vienuolynas, taip pat kūrėsi stačiatikių moterų vienuolynas amžių sandūroje prie aštriajame kampe prie Šventosios dvasios vienuolyno dabartinio vyrų. Ir 1501 metais įsikūrė Dominikonų vienuolynas. Pirmųjų vienuolynų pasirinkimo vietas turbūt lėmė daug veiksnių. Ir čia turbūt turėčiau grįžti, tikriausiai ir įtakojo dar iki Lietuvos krikšto susiformavęs tačiakiškasis ir rusėnų ir katalikiškasis vokiečių miestai. Tiksliai rašytiniai šaltiniai mums neatskleidžia strategijos, kokia buvo renkamasios vietos. Žinoma, tai įtakojo ir fundatorių galimybės tuo metu, bet pavyzdžiui, kaip ir Rūta Janonienė pabrėžia, kad pavyzdžiui Bernardinai Vilniuje kūrėsi kaip tik ne greta katalikiškojo vokiečių miesto, bet šalia rusėnų miesto. Ir būtent tikslingai pasirinko šią teritoriją dėl jiems pavestos rytų misijos ir sielovados tarp stačiatikių gyventojų. Tad kokie tie pirmieji vienuolynai Vilniaus mieste? Būtent pirmojo vienuolyno kūrimosi metu, pranciškonų vienuolyno, vakarų Europoje vyko virsmas, keitėsi vienuolynų planinės struktūros. Pirmieji elgetaujantis ordinai vakarų Europos miestuose kūrėsi jiems dovanotose pastatuose, miestiečių pastatuose, veikė parapinėse bažnyčiose, o jau
XIV amžiuje jau matome jų įsisavinimą tos tradicinės benediktiniškosios vienuolynų kūrimosi formos aplink kloatrą, uždarą kiemą, kuris apsuptas uždaros galerijos. Ir Vilniuje, tiesa, negalime labai tiksliai identifikuoti pirmųjų vienuolynų struktūrų, kadangi jos neišliko iki mūsų dienų, tiek Pranciškonų vienuolynas neišlaikė savo pirminės struktūros perstatytas 18 amžiuje, tiek Dominikonų vienuolyno yra menkai išlikusios. Mūro yra pirminio nemažai, tačiau labai sunku identifikuoti pačią pirminę struktūrą, neišlikusi visiškai pirminė vienuolyno bažnyčia, kuri buvo statyta kaip parapinė ir jiems atiteko įsikūrus Vilniuje. Bet matome iš pagrindinių kūrimosi principo, kad taip pat taikyta klasikinė erdvinė struktūra su kloatru. Ir vienuolynai jau iš karto statyti 2 aukštų, kadangi kaip tik tuo metu pranciškonai, dominikonai Europoje taip pat kurdinosi vienuolynuose su atskiromis celėmis. Tai buvo tokia kaip ir naujovė 15 amžiuje įsigalėjusi, kitaip nei tuo metu besikūrė benediktinai ir cistersai, kurie gyveno daugiau agrarinėse vietovėse. Tačiau iš natūros tyrimų mes nematome tų pirminių celių, kadangi jos galimai buvo formuotos medinėmis pertvaromis ir iš rašytinių šaltinių 17 amžiaus žinome, kad, pavyzdžiui, Pranciškonų vienuolyne minimos buvusios medinės celės mūrinėme vienuolyne arba Dominikonos vienuolyne celės atitvertos pertvaromis, kurios buvo formuotos pagal prūsų madą. Tai matyt, galimai tai buvo medinės pertvaros. Ir pirmieji vienuolynai mieste kūrėsi, kuomet mieste dar nebuvo labai intensyvus mūrinis užstatymas ir turėjo gan nemažai laisvės besikuriant ir formuojant savo struktūras, kitaip nei jų pirmtakiai vakarų Europos miestuose, kurie jau kūrėsi gausiai mūrnamiais apstatytose vietovėse. Ir matome, kad vienuolynai besikurdami jau čia yra 17 amžiaus situacija, plane apibendrinta matome posesijas, kurios dar atspindi tokią viduramžišką miesto struktūrą, gotikinio miesto struktūrą, smulkiomis posesijomis sudalintą miestą, o vienuolynų posesijos išsiskiria savo masyvumu ir stambumu ir dažniausiai užima nemažą dalį kvartalo, tam tikrais atvejais ir visą kvartalą. Kaip ir vakarų Europoje, vienuolynai kūrėsi arčiau gynybinės sienos. Tiesa, mūrinė gynybinė siena Vilniuje statosi taip pat kartu su pirmųjų vienuolynų įsikūrimu. Tačiau žinome iš archeologų tyrimų, kad gynybinė siena statėsi buvusių medinių įtvirtinimų vietose, tad matome ir čia, kad sekta tais pačiais principais savo struktūrų formavimo principais mieste. Ir čia išsiskiria jezuitų vienuolynai, atsiprašau, visiškai čia kažkaip netaip rodo neryškiai šitas schemas.
Tai jėzuitai išsiskiria savo poziciją, savo struktūrų ir savo mūrinių, savo kompleksų vieta mieste. Jinai yra visiškai sąmoningai pasirinkta centrinė, šalia rotušės, arčiau pagrindinės miesto gatvės. Ir žinoma, kad jėzuitai netgi savo profesų namams pasirinkę vietą, netgi neturėdami dar fundatoriaus, dėjo visas pastangas įsikurti tokioje centrinėje lokacijoje. Ir čia jau matome, kad nuo 17 amžiaus pradžios vienuolynai kūrėsi mieste, kuris jau turėjo daugiau mūrinio užstatymo, ir to laikotarpio vienuolynų struktūrose jau matome buvusius tuo metu prieš įsikūrimą stovėjusius pastatus. Ir šios struktūros buvo apjungtos į vienuolynų struktūras ir yra išlikusios iki mūsų dienų. Ir natūros tyrimų metu jos buvo apčiuoptos ir fiksuotos. Tai yra ir Eustacho Valavičiaus rūmai Bernardinių vienuolyne, ir jėzuitų noviciate buvę gotikiniai pastatai, netgi jėzuitų profesų namuose yra užfiksuotas nedidelis fragmentas, kaip tuomet tyrimų metu įvardintas renesansinės statybos. Taip pat Bazilijonų vyrų ir moterų vienuolynas įsikūręs buvusiuose gotikiniuose pastatuose ir vėliau šiek tiek ilgainiui rekonstruotas. Tai Švento Kryžiaus koplyčia Bonifratrų vienuolyne. Čia išsiskiria Basųjų karmelitų vienuolynas, kuris statytas griežtai pagal karmelitų statybinės taisyklės. Tad žinome, kad ne didžioji dalis, o visas užstatymas ankstyvesnis buvo nugriautas. Tačiau vis tiek yra randama kryptai pritaikyto ankstyvesnio gotikinio mūro. Taip pat Kęsgailos rūmai Benediktinių vienuolyne, misionierių vienuolyne Jeronimo Sanguškos rūmai ir statinys šalia gatvės. Čia reikia paminėti, kad išsiskiria Senosios Regulos karmelitų vienuolynas, kuriame tokio užstatymo nerasta, kadangi čia jau nuo 16 amžiaus veikia pradžios vienuolynas, tačiau jisai buvo medinis ir matyt to ankstyvesnio užstatymo ir nėra ko tikėtis. O Vizičių vienuolynas taip pat statytas už miesto sienos ribų, kuri mažiau buvo apstatyta mūriniais pastatais. Ir matome, kad jau 18 amžiaus pradžioje čia užfiksuota buvusi situacija, kad struktūros tampa visiškai daug įvairesnės, nebe vien formuojant pastatus apie klasikinį kluatrą. Tokia struktūra klasikinė išsiskiria daugiau griežtesnės klauzūros vienuolynai, tai moterų vienuolynai ir Basųjų karmelitų vienuolynas. Taip pat Benediktinių vienuolynas besikūręs joms funduotose pastatuose, ilgainiui stengiasi burti savo pastatus aplink, naujai statyti pastatus aplink formuojamą kluatrą. O kiti vienuolynai taip pat turi kiemus, tačiau jų nebegalima pavadinti klasikiniais kluatrais, kadangi jie neturi juos juosiančių galerijų, ir kurios veiktų kaip funkcinių ryšių vieta. Ir
dar norėčiau pabrėžti apie Vilniaus vienuolynų pastatų daugiasluoksniškumą. Čia yra vienas iš daugybės pavyzdžių. Švenčiausios Trejybės bažnyčia, kuri pasižymi ne tik mūrų daugiasluoksniškumu, bet ir funkcijos daugiasluoksniškumu. Žinome, kad buvo ir bažnyčia, ir cerkvė, ir vėl bažnyčia, ir buvo pritaikyta gamybinėms veikloms. Ir matome atsiveriančius tyrimų metu ankstyvesnius portalus ir daugiasluoksnė sienų tapyba ir fasade, restauruotame fasade išryškintus ankstyvesnių etapų mūrus. Ir norėčiau tik pabrėžti, kad nuolat perstatinėjant pastatus buvo sekama to meto estetinėmis ir statybinėmis preferencijomis ir tikrai nėra žinoma daug pavyzdžių, kad būtų atstatinėjama kažkokia senesnė stilistika ir vienuoliai buvo to laikmečio žmonės ir statė to laikmečio mūrais ir to laikmečio stilistiką. Ir taip pat kaip ir iš tikrųjų to meto vakarų Europos miestuose. Tada apibendrinant, sunku būtų gal parinkti čia tokius taiklesnius žodžius, kad šių ordino atsiradimas ir šiuo atveju galėtumėm pritaikyti Vilniuje, buvo tikrai labai savitas ir unikalus indėlis, formuojant Vilniaus urbanistinę struktūrą ir urbanistinę audinį. Dėkojame Ievai Blinstrubienei už tokį pranešimą, kuris mums priminė, kad Vilnius buvo ne tik tai didikų, ne tik tai bažnyčių, bet ir vienuolynų miestas. O dabar man yra garbė pakviesti į sceną daktarę Auksę Kaladžinskaitę Jocienę, kuri savo tyrimais jau yra pasižymėjusi. Norėčiau tiesiog išskirti Antanui Fontanai skirtus darbus ir kas man kaip istorikai labai patiko ir daugeliu turėtų patikti, jos tyrimai skirti Vilniaus amatininkų cechų altorių tyrimams, kas atskleidžia ir padeda užčiuopti sunkiai apčiuopiamus tokius dalykus kaip religingumo amatininko. O dabar tiesiog leisiu savo tokią padaryti privilegiją pasinaudoti, kad labai džiaugiuosi, kad į Prūsiją pradedame kreipti dėmesį ir ne tik meno istorikai, bet ir istorikai, nes mes kiek dėmesio buvom istorikai sutelkę į Lenkiją. Lenkija tai yra didžiulė civilizacijos jėga, bet taip pat buvom kažkiek dėl to pamiršę ir Prūsiją. Tai man dėl to labai yra džiugu, kad mes pradedame Prūsiją iš naujo atrasti istorikai ir meno istorikai. Prašau. Sveiki visi. Šis mano pranešimas iš dalies susijęs su mano atliktų tyrimų, kuriame plačiau gilinamas į 18 amžiaus pirmoje pusėje Vilniuje gyvenusių karaliaučiaus meno drožėjų reikšmę Lietuvos dailei. Tekstas netrukus bus publikuotas Lietuvos dailės muziejaus rengiamame straipsnių rinkinyje. Šiame pranešime pristatysiu platesnį meninių ryšių spektrą, įvertinant aplinkybes, tokių sąsajų užuomazgoms ir plėtoti. Pranešimas didžia dalimi paremtas nauja dar nepublikuota istorinė medžiaga. Priminsiu, kad Lietuvos istoriografijoje Lietuvos ir Prūsijos meninių ryšių tema reta. Daugiausia dėmesio skirta mažosios Lietuvos ir karaliaučiaus, kaip ankstyvosios lietuviškos raštijos ir religinės minties tėvynės problematikai. Kalbant apie Vilniaus baroko dailės pirmavaizdžių ir analogų paieškų kryptis, reikia pabrėžti, kad Prūsijoje paralelių nebuvo dairomasi.
Ilgą laiką vizualinės kultūros diskurse Prūsijos meninis palikimas neegzistavo. Dailės istorikai, nagrinėdami stilistinės įtakas ir braižydami galimus meninių idėjų sklidimo kelius, įprastai savo žvilgsnį kreipia į tolimesnius vakarų Europos kraštus, tuo tarpu kaimyninė valstybė likdavo tokio žvilgsnio užribyje. Tokį meninių ryšių netirtumą iš dalies nulėmė ir išnykusios valstybės paveldo netektis. Karaliaučius, kaip ir didelė dalis rytų Prūsijos miestų, miestelių, dvarų, ne tik nutrintas nuo žemės paviršiaus, bet ir prisiminimas apie šio miesto architektūros ir dailės paveldą išblėsęs istorijos atmintyje. Tačiau dar kelis šimtus metų atgal Karaliaučius buvo arti Vilniaus daugeliu prasmių. Juos jungia patogus susisiekimas upėmis, į kurią pusę nukreipia. Siejo jau kelis šimtmečius skaičiuojantis prekybiniai ryšiai. Geografinė Karaliaučiaus padėtis, išplėtota kanalų sistema išnaudojanti Priegliaus ir Nemuno baseinų upes, uosto infrastruktūra augino Karaliaučiaus kaip uostamiesčio reikšmę Baltijos jūros regione. 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje Karaliaučius buvo didesnis miestas nei Varšuva ir Vilnius. Šio uosto ekonominis potencialas, kapitalo rinka buvo tampriai susijusi su pagrindiniais Europos komercijos centrais, ypač su Amsterdamu. Šie centrai darė tiesioginę įtaką ir Karaliaučiaus kultūrai bei menui. Tamprus ekonominiai ryšiai su Šiaurės jūros uostais atsispindėjo ir šio regiono dailėje bei architektūroje. Karaliaučius buvo ir Brandenburgo kunigaikščių rezidencijos miestas, o dvaras buvo pagrindinė užsienio menininkų traukos vieta ir atvežtinių madų stiliaus naujovių perėmėjas. Karaliaučiaus uostas darė įtaką Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ekonomikai. Upių keliais, Nemuno ir jo intakais į Karaliaučių buvo gabenti galvijai, vaškas, linai, pelenai, kailiai, oda ir jos gaminiai, apiniai, tačiau pagrindinė eksporto produkcija buvo įvairios grūdinės kultūros ir mediena skirta vakarų Europos rinkoms. O iš Karaliaučiaus į Lietuvą buvo gabentos statyboms reikalingos medžiagos – kalkakmenis, smiltainis, marmuras, geležies, alavo, vario žaliavos, metalo gaminiai, skarda, vinis, druska, kolonijinės prekės, vynas, stiklo gaminiai ir kitkas. Tiesioginius tiekėjus ir distributorius, taip pat teikusius ir kredito paslaugas turėjo ne tik Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aristokratai, bet ir vienuolynai. Žymiausiais tokiais distributoriais buvo garsus Karaliaučiaus pirkliai, broliai Friedrichas ir Adolfas Saturgusai. Saturgusų reikšmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės prekybai ir ekonomikai netyrinėta, bet išlikę istoriniai faktai liudija šios šeimos įtaką ir reikšmę Prūsijos ir Lietuvos prekybai. Saturgusai buvo išplėtoję platų prekybos distribucijos logistikos kredito teikimo paslaugų tinklą ir jų servisų naudojosi politinis šalies elitas, įvairūs visuomenės sluoksniai ir institucijos. Jų teikiamų paslaugų spektras apėmė ir antikvarinių vertybių, meno kūrinių, knygų, mokslinių prietaisų pirkimo agentų funkcijas. Reikia pabrėžti, jog katalikų tikėjimo Saturgusai buvo susiję su Vilniumi ir jų pėdsakai mieste žymi Vilniaus svarbą Baltijos regiono prekybos tinkle. Vilniaus Saturgusai turėjo ne tik prekybinių interesų, su miestu jos siejo ir tamprus socialiniai ryšiai, jie dažnai čia atvykdavo. Skaidrėje kaip tik ir matome Vilniaus benediktinių ir Saturgusų korespondencijos fragmentus. Šios sąskaitos rodo, kad benediktinės tiesiogiai iš Karaliaučiaus užsisakydavo bažnyčios vienuolyno statyboms reikalingų medžiagų, Karaliaučiuje nulietus varpus, vyno, prieskonių, miros, aliejaus, silkių. Saturgusai Vilniaus benediktinių pareigoti Karaliaučiuje parduodavo ir vienuolyno palivarkose užaugintą žemės ūkio produkciją. Brolių Saturgusų bei jų palikonių komerciniai ir privatus ryšiai su Vilniumi plėtojosi keletą dešimtmečių. Tai, kad Saturgusai buvo Vilniaus visuomeniai gerai žinomi asmenys, liudija ir 1761 metų gegužės 8 dienos žinutė Vilniaus laikraštyje Kurjer Litevski, skelbusi, kad gegužės 5 dieną Švento Jono, o taip pat kitose Vilniaus bažnyčiose laikytos mišios už Velionio pono Friedricho Saturguso, jo karališkosios malonybės patarėjo, o taip pat ypatingo jėzuitų Švento Kazimiero profesų namų geradario siela. Reikia pažymėti, jog Saturgusai buvo ne tik stambus komersantai, bet garsėjo kaip meno, kultūros mylėtojai, kolekcionieriai, mecenatai, tad galėjo suvaidinti svarbų tarpininkų vaidmenį dailininkų, amatininkų migracijos iš Karaliaučiaus į Vilnių procesuose.
Skaidrėje matome Adolfoso Turguso sūnų sąskaitą išrašytą Vilniaus universiteto rektoriui. Intensyvius socialinius komercinius ryšius su karaliaučiumi palaikė Vilniaus protestantų bendruomenės, ypač liuteronai, kurių tarpe buvo daug asmenų kilusių iš Baltijos uostamiesčių, ypač iš karaliaučiaus. Dalis bendruomeniai priklausiusių asmenų buvo karaliaučiaus universiteto auklėtiniai. Kaip pažymė vokiečių istorikas Paulas Kargė, Vilniuje ir Kaune buvo susiformavusios gausios karaliaučiaus emigrantų kolonijos. Šių kolonijų brandolį sudarė dvasininkai, pirkliai, medikai, pasiturintys amatininkai. Šiame kontekste paminėtinas architekto Johano Kristopo Glaubico uošvis Andrėjas Gotlibas Suchlandas, Karaliaučiaus universiteto teologijos fakulteto absolventas, į Vilnių atvykęs iškart po Maro 1711 metais ir užėmęs bendruomenės kantoriaus pareigas. Tiesioginius kontaktus su karaliaučiaus pirkliais palaikė ir pats architektas Glaubicas, laiškais užsakydavęs jo vykdomoms statyboms reikalingą metalą, kuris vytenimis buvo atplukdomas į Vilniaus Lukiškių uostą. Jau 17 amžiaus pradžioje karaliaučius buvo pagrindinė LDK statybinių medžiagų pirkimo platforma ar tarpinė kitose uostuose įsigytų statybinių prekių tranzito stotelė. Iš karaliaučiaus į Vilnių keliavo ir varpai. Varpai ne tik muzikos instrumentas, bet ir taikomosios dekoratyvinės dailės kūrinys. Dera priminti, kad karaliaučius buvo vienas svarbiausių varpų liejimo centrų Baltijos pietryčių regione. Iš karaliaučiaus į Lietuvą buvo įvežti keli šimtai instrumentų ir šis importas galutinai nutrūko tik XIX amžiaus pradžioje, pakitus politiniams sąlygoms ir ekonominiai aplinkai. Pavyzdžiui, net porą varpų pas garsius karaliaučiaus liejikus įsigijo Vilniaus benediktinės. Antai 1703 metais Vilniaus benediktinių galiotinis karaliaučiuje pasirašė varpo nuliejimo sutartį su liejiku Jakobu Dinkelmėjeriu. Nulieto varpo atplukdymas vytinė į Vilnių kainavo 279 auksinus. 1739 metais dar vienas varpas karaliaučiuje įsigytas pas varpų liejiką Georgijų Bernardusą Kinderį. Skaidrėje kaip tik ir matome šį varpą, taip pat 3 iš karaliaučiaus kilusio vieno žymiausio 18 amžiaus Vilniaus auksakalio Johano Lari dirbinius. 18 amžiaus pirmoje pusėje Lietuvą iš karaliaučiaus buvo pasiekę 14 Kinderio, 19 Johano Jakobo Dormano, 17 Jakobo Hesingo, 41 Andrėjaso ir Johano Kristopo Dorlingo varpų. Pažymėčiau, kad minėtas karaliaučiaus varpų liejikas Jakobas Dinkelmėjeris buvo dažnas svečias Vilniuje. 1704 metais lapkričio mėnesį dalyvavo liudininkų tuoktuvėse Švento Ignoto bažnyčioje. 1706 rugsėjo 12 ten pat pakrikštijo drožėjo Friedricho Kviečero sūnų Michaelį. Dinkelmėjeris kurį laiką Vilniuje net gyveno. 1707 metais birželio mėnesį Švento Ignoto bažnyčioje pakrikštijo savo sūnų Jakobą, krikštatėviais tapo architekto Giovanio Penso svainis, Vilniaus burmistras Jakobas Hiršas ir svainė Zuzana. Dinkelmėjeris priklausė garsiai Kelnio varpų liejikų giminiai. 17 amžiaus pabaigoje persikėlė į Karaliaučių, kur įkūrė savo liejybos dirbtuves ir, kaip matome, aktyviai palaikė ryšius su Vilniumi, ne tik siųsdamas čia savo varpus, bet ir asmeniškai atvykdamas, galbūt kurį laiką jo dirbtuvės veikė ir Vilniuje. 18 amžiuje Karaliaučiaus arčiausiai esanti ir lengviausiai pasiekiama įvairių prabangos prekių įsigijimo vieta. Antai 1712 metais iš užsienio grįžęs Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis kapitulai pateikė išlaidų kvitą liudijantį 6 didelių sidabrinių žvakidžių įsigijimą Karaliaučiuje. 1735 gegužės mėnesį Karaliaučių išsiųstas Vilniaus vaitas Stefanovičius, kuriam pavesta už magistrato ir Vilniaus vyskupo skirtus pinigus įsigyti gaisrinę, Sikavką, arkliais tempiamą gaisro gesinimo mašiną, galėjusią siurbti ir purkšti vandenį. Baltijos pajūrio miestų dailininkai ir dailiųjų amatų meistrai nuolat migravo tarp Baltijos uostų, tokių kaip Karaliaučius, Gdanskas, Fromborkas, Elbingas, Klaipėda, Ryga, Talinas, pasiekdavo ir Sankt Peterburgą. Tačiau dominuojančia šio regiono meistrų buveinė buvo Karaliaučius.
Karaliaučius buvo ne tik prekyvietė, prekybos kontorų samplaika, prekės sandėliuojantis ir perskirstantis uostas, bet ir didmiestis, kuriame plėtojosi gamyba, telkėsi įvairių amatų specialistai, veikė daug dirbtuvių ir manufaktūrų. Karaliaučius buvo reikšmingas Baltijos regiono meninis centras. Čia savo dirbtuvės turėjo ne tik minėti garsus to meto varpų liejikai, bet ir auksakaliai vargonų meistrai. Medžio drožėjų tarpe pirmavo Isakas Ryga. Turėjęs didelės dirbtuvės Knipavos rajone. Šios dirbtuvės medinė bažnyčių įranga ir dekoratyvinė skulptūra aprūpino didelę dalį Prūsijos. Isakas Ryga buvo žymiausias ir produktyviausias karaliaučiaus drožėjas, palikė savo veiklos pėdsakų ne tik Prūsijos karalystėje, bet ir Varmės vyskupijoje. Karaliaučiuje buvo paruošta nemažai drožybos specialistų, kurie pasklido po Prūsijos karalystę ar persikėlė į kaimininę abiejų tautų respubliką. Pavyzdžiui, taip iš Karaliaučiaus į Varmės vyskupiją Rešliaus miestą persikėlė keli Karaliaučiaus drožėjai, konvertitai, įkūrė Rešlioje dirbtuves, kurios atliko prūsiškos arba karaliautiškos stilistikos sklaidą Respublikoje. Yra prielaidų manyti, kad Isako Rygos medžio dirbiniai galėjo pasiekti ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ypač Panemunės miestelius ir Kauną. 18 amžiaus pradžioje Karaliaučiuje gyveno ir dirbo skulptorių brolių Percelių šeima, kuri veikiausiai giminystės saitais buvo susijusi su 1717 metais į Vilnių iš Karaliaučiaus persikėlusiais drožėjais, tėvų ir sūnumi Perceliais. Taigi, grįžtant prie Vilniaus, reikia pabrėžti, kad iš Karaliaučiaus į Vilnių judėdavo ne tik prekės, bet ir paslaugos, tai yra žmonės siūlantis savo meistrystę. Meistrų judėjimas nebuvo tik viena kryptis, vyko tam tikri meistrų mainai. Žinomi keli faktai liudijantis, kad į Vilnių tobulintis atvykdo Prūsijos auksakalių, stalių pameistriai, kurie mokslams pasibaigus grįždavo į gimtinę. Į Karaliaučių persikeldavo ir Vilniaus amatininkai bei pirkliai, tai liudija Karaliaučiaus miesto dokumentai. Vilniaus miesto istoriniai šaltiniai suteikia vertingų duomenų apie užsienio meistrų imigraciją. Bene vienas svarbiausių tokių šaltinių rūšių yra Vilniaus tarybos raštinėje parengti įrašai apie asmenų priėmimą į miestiečių luomą, kuriuose dažniausiai nurodyta ir asmens kilmė. Susisteminta medžiaga rodo, jog įvairių specialybės asmenų iš Prūsijos migracija vyko nuolat, tačiau kai kuriais etapais ji buvo ryškesnė. Vienas tokių periodų yra laikotarpis tarp 1719 ir 39 metų. Iš Karaliaučiaus, o taip pat iš kitų Prūsijos vietų atvykdavo pirkliai, medikai, vaistininkai, įvairių specialybių amatininkai. Pažymėtina, jog šis laikotarpis sutampa su aktyviausiu abiejų brolių Saturgusų veiklos periodu kunigaikštystėje. 18 amžiaus pirmoje pusėje Vilniuje dirbo 5 iš Karaliaučiaus atvykę drožėjai, kurie 2–4 dešimtmečiuose dominavo Vilniaus medžio skulptorių tarpe. Į Vilnių jie persikėlė įgyję tvirtus amato įgūdžius, sukaupę reikiamą meistrystės patirtį, dažniau brandžiame amžiuje sukūrė šeimas. Visi 5 prisiekė miesto teisę ir tapo pilnateisiais miesto piliečiais. Atvykę meistrai čia sklandžiai integravosi, įsteigė savo dirbtuves, importavo Prūsijai būdingą medžio plastiką. Pasidalinsiu ir savo atradimu, leidusiu patikslinti medžio skulptorių Munerio ir Ugenfugo biografinius duomenis iki atvykstant į Vilnių. Skaidrėje kaip tik matome šių 2 menininkų metrikų įrašus Karaliaučiaus liuteronų Šventos Trejybės bažnyčios metrikų knygoje. Iš Karaliaučiaus į Vilnių savo dirbtuves perkelė ir vienas žymiausių 18 amžiaus vargondirbių Gerhardas Arentas Zelė, kuris reikšmingai prisidėjo prie Vilniaus vargonų mokyklos susiformavimo, ryškiai integruodamas Prūsijai būdingus požymius. Tikėtina, kad savo ryšiais ieškant vargonų meistrų Karaliaučiuje pasinaudojo bendruomenės vargonuotojas, giedojimo mokytojas ir choro vadovas, būsimas Glaubico uošvis Suchlandas, ieškojęs meistro senųjų vargonų sutvarkymui. Čia priminčiau, kad 1736–37 metų laikotarpyje Vilniuje įsikūrė 3 ryškios asmenybės. Tai minėta Zelė, drožėjas Ungefugas, abu iš Karaliaučiaus, ir Glaubicas, kurio kilmės klausimas jau beveik 90 metų neduoda ramybės tyrinėtojams. Tikėtina, kad 1720 metais Vilniuje lankėsi ir garsiausias Karaliaučiaus drožėjas Isakas Ryga. Jo pavardė nurodyta liuteronų bendruomenės kantoriaus Suchlando sūnaus krikšto liudininkų tarpe. Kadangi asmuo nurodytas be vardo, lieka nežinoma, ar savo vizitu žento brolį pagerbė pats Isakas Ryga ar vienas jo sūnų.
Įsakos Rygos dukra Ana Marija 1702 metais Karaliaučiaus Knipavos liuteronų bažnyčioje ištekėjo už liuteronų kunigo Johano Kasparo Suchlando, kurio portretą dabar skaidrėje ir matome, kurio brolis vėliau tapo Glaubico uošviu. Nebejotinai su Prūsija jos kultūra tampriai buvo susijęs ir pats architektas. Tai liudija istoriniai faktai ir jo tarp asmeninių ryšių tinklas. Tikėtina, jog Glaubicas taip pat buvo kilęs iš Prūsijos. Tolesni kryptingi tyrimai galbūt padės įminti šią mįslę ir galutinai padės tašką Glaubico kilmės klausimo kolizijoje. Vienu reikšmingiausiu atradimu, kuriam bus skirta atskira publikacija, įvardinčiau naujų istorinių šaltinių apie vieno ryškiausių Vilniaus vėlyvojo baroko epochos architektų Jono Valentino Tobijo Dideršteino aptikimą. Jie patikslina šio architekto ir lipdytojo kilmę biografinius duomenis. Istoriografijoje įsitvirtinusi istoriniais šaltiniais nepagrista prielaida neva jis flamandų kilmės. Tačiau aptikta informacija atskleidė, kad prieš atvykstant į Vilnių jis gyveno Karaliaučiuje. 1746 m. rugpjūčio 2 d. lipdytojas Jonas Valentinas Tobijas Dideršteinas, kilęs iš Viurcburgo Bavarijoje ir gyvenęs Karaliaučiaus miesto dalyje Štaidame, įrašytas į Karaliaučiaus miesto piliečius. Prūsijos karalystės sostinėje apsigyveno veikiausiai po demobilizacijos 1745 metais pasibaigus Antrajam Silezijos karui. Tarnavo Prūsijos kariuomenės 3 pėstininkų pulke. Veikiausiai Dideršteinas nebuvo tik eilinis kareivis, bet pulke atliko karo inžinieriaus architekto funkcijas, tą liudytų ir tolesnė jo kaip architekto veikla. Dar karinės tarnybos metu 1744 metais Karaliaučiaus įguloje vedė Marija Elizabeta Fromin, su kuria po keletos metų persikėlė į Vilnių ir nuo 1749 metų abu minėti Vilniaus šaltiniuose. Šaltiniais patvirtintos žinios apie kilmę paaiškina jo itin plastišką stilistinę manierą, kurios DNR turi daug bendrumų su Bavarijos regiono Vesobrunerio Stiuko lipdybos mokykla. Kartu tai nepaprastai vertinga informacija liudijanti, kokiais sudėtingais likimo vingiais garsieji Vilniaus vėlyvojo baroko meistrai patekdavo į kunigaikštystės sostinę. Šis atvejis patvirtina, kad Karaliaučius buvo ne tik tarpinė kai kurių prekių perskirstymo stotelė, bet ir Europos meistrų, kurie Vilnių pasiekdavo per Karaliaučių vietą. Reziumuojant, Karaliaučiaus vaidmens atskleidimas Vilniaus ekonomikai, menui, sociumui atveria naują etapą Vilniaus 18 amžiaus dailės ir architektūros tyrimuose ir leidžia matyti Vilniaus baroko mokyklos stiliaus raidos procesus naujoje perspektyvoje. Ačiū už dėmesį. Dėkojame pranešėjai už nepaprastai įdomų pranešimą, kuris atskleidžia iš tikrųjų pirmą kartą nemažai dalį girdėtus dalykus. O dabar kviečiu visus šios sesijos pranešėjus į sceną, o auditoriją padrasinčiau užduoti klausimus. Proszę, profesor Anna Czyż też proszę na scenę. Będziemy odpowiedzieć na pytania. Juozapas Blažiūnas jau yra pasiruošęs. Gal kas nors turi kokių klausimų, galime pradėti jau. Prašom. Tyla. O, jau. Taip. Norėjau paklausti daktarės Czyż, kuo remiantis jūs teigiate, kad Jonušo Radvilos rūmų autoris yra Konstantinas Tenkala. Dėl to klausiu, nes įprasta Lietuvoje laikyti, kad Jonas Ulrichas, kuris projektavo ir Biržų pilį. Thank you for that question. Ačiū už šį klausimą, jis labai svarbus. Ir manau, kad atsakysiu į šį klausimą
ne tik tai iš savo pusės, bet ir iš daugelio baroko ekspertų pusės iš Lenkijos. Mes manome, kad šios rūmus suprojektavo Konstantinas Tankala ir turime daug detalios informacijos, daug detalių yra jame, kurios yra panašios į šio Varšuvos architekto detalės Varšuvoje. Iš Varšuvos. Dėl to mes manome, kad ponas Tankala suprojektavo šios rūmus. Mes beveik nieko nežinome apie Ulrichą. Gal jūs galėtume daugiau man apie jį papasakoti? Aš žinau, kad labai sunku. Tie žmonės, kurie dirbo su Biržų pilimi, taip, aš žinoma, bet klausimas yra toks. Ar jis buvo architektas, kuris suprojektavo, ar jis buvo statytojas, mūrininkas? Nes yra skirtumų tarp tų, kurie projektuoja pastatus ir tų, kurie tiesiog stato pastatus. Ir kaip galime įsivaizduoti, tai Ulrichas, taip, jis galėjo pastatyti rūmus, nes Konstantinas Tankala dažnai būdavo Varšuvoje, bet jis suprojektavo rūmus. Ten yra daug erdvinių. Lektorė ieško žodžių. Ir įdomybių. Ir dėl jų mes manome, kad autorius yra Konstantinas Tankala. Tankalos kūryba. Taip, mes turime daug publikacijų apie tai. Pavyzdžiui, Adam Novanski yra paskelbęs apie tai publikacijų. Ačiū. Ladžinskaitės, kai jūs tyrinėjote judėjimą iš Karaliaučiaus link Vilniaus, tai gal jums pasitaikė ir atvirkštinių proceso pajusti. Dėl ko klausiu, vėlgi dėl Jonušo Radvilos rūmų, kurie man labai rūpi. Tai yra žinoma, kad 1655 metais prieš pasitraukiant su Vilniaus įgula iš Vilniaus, Jonušas Radvila išsiuntė savo meno kolekciją į Karaliaučių, kad jin būtų neišvogta, neišgrobta. Ir ten buvo toj kolekcijoje Luko Kranacho paveikslų didelė serija. Gal pasitaikė jums tokia informacija? Ačiū. Ne, dėja, nieko nepasisekė aptikti apie Radvilos kolekciją, taip kad jūsų klausimą galiu atsakyti. Prašau dar klausimų. Kilstelkite ranką, ką nors pabėgsiu. Klausimų nėra, tai Dariau, duodu tau į rankas viską. Norėčiau gerbiamos Ievos paklausti, mane tai labai sudomino Saturgusų šeimos istorija. Gal galėtumėte plačiau pristatyti, kas tai buvo per giminė, kada jį pasirodė Vilniuje ir kada jos pėdsakai išnyksta ir kokios yra ateities tyrimų perspektyvos? Norėčiau... Auksės paklausė. Auksės, atsiprašau. Saturgus, atsiprašau. Atsiprašau, galvoju apie Saturgusus. Man labai patiko jūsų pranešimas apie Saturgusų šeimą ir norėčiau pakartoti savo klausimą. Atsiprašau, kad taip nepavyko iškart pasakyti, kada jį pasirodo Vilniuje ir kada jos pėdsakai išnyksta ir kokios yra ateities tyrimų perspektyvos. Pasirodo Vilniuje berods jaunasis Friedrichas Švento Ignoto bažnyčioje sudalyvauja kaip krikštatėvis, būdamas 21 metų, berods 1718 gal bijau sumeluoti. Ir tada tas aktyviausias laikotarpis, tai abiejų tėvų sūnus tęsė veiklą, bet kadangi jau šeima buvo ištikę tam tikri krizinės
kaip sakyti, finansų krize, tai ta veikla 18 amžiaus antroje pusėje jau buvo gerokai menkesnė. Tada ir išnyksta jų pėdsakai, baigėsi, taip? Kiek jūs... Turbūt paskutinė žinutė ta vat ir yra, kaip, sakykime, bendrai miesto bendruomenėje, ne, apie laikytas mišes, bet su Vilniaus universiteto rektoriumi, tai dar 18 amžiaus pačioje pabaigoje buvo intensyvus susirašinėjimas. Tai prasme, jis tiesiog broliai pirkdavo tai, ką reikėdavo rektoriaus asmeniniams ir mokslo reikmėms. Dėkui. Nu, o Ievos gal norėčiau tada paklausti apie vienuolynų. Vis tiek, man atrodo, Vilniuje galbūt jūs paminėjote, kad, jeigu aš teisingai suprantu, kad jie buvo gan varžomi, taip, pagal jūsų pateikimą, kad jau Vilnius buvo gan tankiai užstatytas, bet ir Lenkijos tyrimai rodo, kad Bernardinų vienuolynai, tarkime, jie visada stengiasi miestų pakraščiuose statyti. Panašiai, kad ir Vilnius Bernardinų vienuolynas buvo pastatytas tokioje vietoje, kuri tais laikais nebuvo tankiai užstatyta. Ar čia jūs įžvelgiate tam tikrą paralelę, ar ne? Būtent tie pirmieji vienuolynai, ir turiuomenį ir Bernardinų vienuolynas, turbūt reikėtų jį priskirti prie pirmųjų Vilniaus vienuolynų, nors jo ir Pranciškonų vienuolynų įsikūrimas skiria berods ten apie 80 metų, tai jie buvo mažiau varžomi tos aplinkinio užstatymo, ypač buvo tuo metu dar mažiau mūrinio užstatymo, kadangi jau pradeda varžyti aplinkinių posesijų mūrinis užstatymas labiausiai. Tai tos paralelės pirmuosiuose, tam pirmajam raidos etape, jos yra mažiau. Tai būtent čia Vilniaus išskirtinumas, kad pirmieji vienuolynai kūrėsi tokiose mažiau apstatytose teritorijose ir galėjo laisviau savo struktūras formuoti ir gal labiau atitinkančias ir tą klasikinį modelį, o jau vėliau nuo 16 amžiaus, kai daugėja ir mieste gyventojų ir mūrinio užstatymo, jau vienuolynai tampa labiau suvaržyti aplinkinio ir netgi tose pačiose posesijose esančio užstatymo. Nu, bet čia įdomus momentas, tarkime, mane visada stebindavo, kad benediktinių vienuolynas tai yra nepaprastai didelis. Ir jis buvo pastatytas tokie, kaip sakykime, jau tankiai užstatytoje vietoje. Tai čia yra procesas, turbūt, ar jūs gal tyrite, ar gal žadate tirti, kaip tie vienuolynai nusipirkdavo posesijas ir tai praplėsdavo. Tarkim, benediktinių tikrai labai didelis. Ir Ignoto noviciato jėzuitai irgi labai didelį dalį užima. Ar žadate tirti, ar gal tyrite tokį procesą, kaip vienuolynai sugebėdavo vis dėlto, ypač benediktinių, man atrodo, yra prasiplėtis ir dabar, kas pažiūrėtų Vilniaus planetą, jis tikrai didžiulis yra. Taip, jis didžiulis. Bet iš tikrųjų tai čia yra daugiau gal klausimas istorikams. Aš esu architektūros tyrėja, natūros tyrėja, kiek tai siejasi, visada stengiamės kažkaip surišti ir tą plėtrą architektūros su istoriniais šaltiniais. Tai čia visada laukiam daugiau tyrimų iš istorikų tą temą. Bet šiaip tai Vilniuje kaip taisyklė kurdavosi valdovų didikų funduotose teritorijose ir jos plėtėsi, atveju yra, kad ir plėtėsi, ir yra atveju, kad jos ir menko. Ypač, čia apie tokį atvejį kalbėjom ir su kolega, kad Pranciškonų yra toks išskirtinis atvejis, kad nesiplėtė, o menko teritorijoje. Bet kaip taisyklė Vilniuje vienuolynai plėtėsi savo jau tose funduotose posesijose ir į aukštį, ir į tankį. O ir dominikonai šalia prisipirko jau vėliau 17 amžiaus pabaigoje. Negaliu pasakyti, kaip jiems pasisekė įsigyti, bet ta tokia tendencija yra, kad vis tik tai ribojasi savo tose pirminėse daugiau fundacijose. Dėkui, beveik ir suformulavote tokią kaip tyrimo hipotezę, taip? Galima teikti, kad didikų tos
valdos, nes Vilniaus miestas nebuvo toks vien magistrato teisėjai pajungtas Magdeburgo teisėjai, tai tos posesijos didikų, kurios buvo perduos vienuolynam išėjo į naudą. Dabar būtų įdomu jo istorikams patyrinėti, ar čia didikai spėdavo iš miestiečių ten išpirkti tos namus, kurie vėliau vienuolynam perdėjo, ar tiesiog vienuolynai prisidurdavo. Bet labai dėkui už užduotį istorikams. O norėčiau gerbiamo Matijaso Nindorfo paklausti, kaip jis įsivaizduoja lietuvių kalbos padėtį Vilniuje 16-18 amžiuje. Ja, Taigi, žinoma, lietuvių kalba nebuvo dominuojanti kalba Vilniuje, bet tai nereiškia, kad jie nebuvo kalbama Vilniuje. Ir netgi tokių linksmų šaltinių tai liudijančių, aš turiu omeny jezuitų tekstus apie Vilniaus kalbinį, sakykime, kraštovaizdį. Ir kalbant apie 17 amžių, reikėtų pasakyti, kad žmonės nelabai laisvai kalbėjo lenkiškai. Ir tai buvo šnekamoji kalba. Ir šnekėdavo žmonės su juokingomis klaidomis. Taigi lietuvių kalba taip buvo kalbama Vilniuje, bet tai nebuvo pagrindinė arba dominuojanti Vilniaus kalba. Tai buvo kalba ne mokslininkų, ne teologų kalba, kurioje kalbėdavo su žmonėmis. I'm sorry. I have a question. Hello? I have a question for... Turiu klausimą daktarai Čys ir jūs parodėte pradžioje Šventos Teresės bažnyčią savo pristatymo pradžioje. Ir jūs minėjote Steponą Batorą, Stefaną Batorį kaip fundatorių, bet jūsų pristatyme buvo Stepono Paco nuotrauka. Tai kuris tai buvo? Ar vienas, ar kitas? Aš labai atsiprašau, bet aš jūsų negirdžiu. Gal galėtumėt pakartoti klausimą? Taigi, jūsų pristatymo pradžioje jūs parodėte Šventos Teresos bažnyčią ir ten buvo Paco portretas. Taip, jūs komentaruose paminėjote, kad tai buvo Stefanas Batoras. Ne. Nu, bet taip. Dėl to aš ir susipainiojau. Jūs 2 kartus pasakėte Stefanas Batoras, o jeigu aš paminėjau Steponą Batorą, tai buvo mano klaida. Atsiprašau. Žinoma, Steponas Pacas fundavo bažnyčią. Tai aš dėl to ir buvau, susipainiau. Oi, labai atsiprašau, žinokit, pradžioje labai nervinausi. Mane domino to Pačioboto laiškai ir tikriausiai, ar jis pirko instrumentus, mokslinius instrumentus observatorijoje, nes aš žinau, jis daug užsakinėjo iš Londono, bet gal jie per karaliaučių atkeliaudavo į Vilnių. Tie visi laiškai yra Vilniaus universiteto rankraščių skyriuje, juos galima patyrinėti tam, kas įdomu. Taip, jisai pirkdavo ir padėdavo ne tik saturgusai, bet ir kiti, sakykime, pirkliai, verslininkai iš Londono ir kitų Europos vietų. Prašau, drąsiau, dar yra galimybė paklausti. Pasinaudokite. Aš gal tiesiog paklausiu.
klausimą profesoriaus apie, gal galėtume truputėlį pakomentuoti, ar kokią įtaką multikalbiškumas padarė lietuviškos tapatybės formavimui. Ar padarė ir kokį, jeigu padarė? Yes, I think there has been Aš manau, kad daugiakalbiškumas padarė svarbę įtaką. Kągi mes turime pereiti nuo LDK prie XIX amžiaus. Ir Lietuvos nacionalinio išlaisvinimo judėjimo didvyrių, kurie mokėsi 2 ar daugiau kalbų. Jų išsilavinimas buvo gautas 2 ar daugiau kalbų. Taigi jiems buvo lengva rasti bendrą kalbą su kitais etniniais lietuviais. Ir šaltiniuose, datuotose 20 amžiaus pradžiai, galima perskaityti, kad buvo koalicijų tarp lietuvių ir žydų prieš lenkus. Kuriems pataisos buvo padarytos Dūmoje, Sankt Peterburgo, ir lietuviai pasirodė kaip atvirai mąstantis, tolerantiški žmonės, kurie konfrontavo su lenkais, bet jie nebuvo tiek jau nacionalistiški. Ir aš manau, kad iki 20 amžiaus tokie dalykai buvo pastebimi ir pasiteisino. Aš dar norėčiau tada klausimą apie kalbiškumą. Ar jūs, nežinau, matote kažkokią tendenciją, ar jūs tyrinėjote ją, ar daugiakalbiškumas Vilniuje yra išskirtinis reiškinys, kaip sostinės ir metropolio reiškinys, ar kituose Lietuvos miestuose to meto situacija irgi panaši ir tai yra visai šaliai bendra tendencija, bendras vaizdas. Is it a common tendency? Can you observe in all the cities of but when Apie LDK laikotarpį jums labiau? Yes, there have been other cities. Tai buvo ir kitų miestų daugiakalbių, bet galbūt jų nebuvo tiek daug. Taigi, viduramžių pabaigoje Kaune buvo jaučiama vokiečių įtaka dėl to, kad tai buvo Hanzos miestas, o Kėdainiai buvo Telegos miestas. Taigi, klausimas buvo apie lietuvių kalbą Vilniuje, ar jinai buvo svarbi, anksčiau buvo užduotas, ar ne? Nepamirškime, kad LDK buvo kitokia nei dabartinė Lietuva. Ir kad LDK rytuose buvo daugiakalbių miestų. Ir ten buvo ir Lenkų, ir Rusienų miestų. Nebent kas nors turi trumpą klausimą dar. Dar turi trumpą. Gerai. Aš dar norėčiau paklausti gerbiamas Auksės dėl Karaliaučiaus įtaką, labai įdomu ir pristatėte. Ar matote konkurencijos apraiškų tarp Rygos ir Karaliaučiaus Vilniuje? Sakykime, Karaliaučius buvo be konkurencijos. Koks klausimas, toks ir atsakymas. Tai ačiū labai diskusijos dalyviams ir dabar kavos pertrauką kviečiame išgerti kavos ir susirinksime 3. sesijai. Ačiū labai visiems, kurie buvo kartu.